juo guli vieną lovai, bet jūs nesidulkinate. Jam nereikia moters. Jam reikia svajonės. Neblogas žaidimas susigalvoti. Iš mano suvokimo ribų. Jūs vėl kartu? Jo, mums tik dviese taip pavyksta normaliai pasijuokti. Iš ko dabar juokėtės? Netikėti savo gabumais tai išdavystė. Jei norėjot pasijuokti, reikėjo Stoškaus paprašyti fotografijas. Jis būtų su autografu davęs. Šiandien buvau Surfing USA filmavimo aikštelėje. Pagaliau Smalkė sulaukė savo 15 minučių šlovės. Ne. Nesulaukė. Kodėl? Komanda atsisako su juo dirbti. Todėl, kad ji neprofesionaliai režisierė? Akis kvadratu. Nesupratau. Nu, atlik aktorinę užduotį, žinai. Akis kvadratu. Tai blogai? Ne, man labiau patiko akis aštunkė. Aš jo. Kiek tu turi pinigų? Jei mes dabar sustabdysim projektą, Tristana bankrutuos. Šitas filmas vis tiek nepavyks, jeigu žmonės nesutinka dirbti iš idėjos. Tau gaila pinigų? Aš irgi tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Klaus. Kaip tau duoda tuos pinigus? Kaip duoda pinigus? Nesupratau. Na kaip tau jos duoda? Tiesiai rankas paduoda ar į kišenę įkiša ar dar kaip nors? Smalkė, tu juk tokia pat išlaikytinė kaip ir aš. Aš moteris. Aš nusprendžiau dar kartis ant kaklo. Ką Vilis apie tai mano? Vilis džentelmenas. Karkis. Išgerk. Nenoriu. Vis tiek išgerk. Vis tiek nenoriu. Tu nesi mano svajonių vyras. Tu nesi mano košmaro vyras. Tu nesi panašus nei vieną iš mano superherojų. Aš iš viso tavęs nepriimu, bet... Tu žinai, kodėl tu negali papasakoti meilės istorijos, nes tu nežinai, kaip reikia mylėti. Duok man šansą. Aš tave išmokysiu.
Labą. Kas į tokia? Žurnalistai. Iš manęs interviu jie. O, tai perspektai išspausdins. Labai įdomu būtų apie tai paskaityti. Džiaugiuosi, kad tu neužmiršti iš manęs tyčiotis. Man visą gyvenimą kalint, koks aš nevykėlis, ir kai ilgai to negirdžiu, pradedu jaustis kaip nuogas. Aš atvažiavau atsiprašyti. Labai pyksti? Nieko tokio nepasakei, ko aš pats nežinočiau. Kažkas vėl atsitiko? Papasakok. Nėra ką pasakoti. Nebesuvaldau savo gyvenimą. Ir tiek. Nebūk toks. Koks nebūk? Koks toks? Savigarba. Perdaryk savo filmą. Savigarba. Štai apie ką reikia padaryti filmą. Melas, purvas, machinacijos. Viskas dėl sumeluoto prestižo. Toks įspūdis, kad mes tau draudžiam silkės pardavinėti. Aš iškaišiau mamytės pinigus. Kaip išvaistai? Finansavau Smalkės filmą. Jei nesuvaldė proceso, filmas žlugo, pinigų nebėra. Aš tai... Na, aš nežinau, ką atsakyti. Nemeluok, žinai. Taip, žinau. Žinau. Aš žinau ir pasakysiu. Tu žinai, aš gyvenime nesu mačius, kad mūsų mamytė miegotų. Ji visą laiką dirbo, O aš niekada nesu matęs mamytės palaikant tėtuko. O tai kaip jį turėjo palaikyti? Ji gert su juo turėjo, taip? Ne vien tik gėrimas, viskas, apsirengimas, kalbos maniera, viskas buvo blogai. Jūs atsisakėt jo tikėti. Tai jisai atsisakė tavim tikėti, kai tu metei mediciną ir išėjai į savo tos menus. Jis buvo sąžiningas, jis vienintelis pasakė tai, ką visi galvojo. Aš nesuprantu, tu visą laiką stengiasi jį iškelt ant piedestalo. Tu pats esi jam piedestalas. Tu sumovei savo gyvenimą, kad būtum dar didesnis nevykėlis nei jis. O mamytė... Taip, tu niekini. Tu niekini jos sunkumus, kurį dėl tavęs iškentė. O tu pats nei dienos neišgyventum, jeigu reikėtų gyventi tokį gyvenimą. Štai viskas gerai su mėnesinė. Tu pats žiauriausias žmogus, kokį aš pažįstu. Ir man baisu darosi, kai aš pagalvoju, kad tu mano brolis. Ir kad mano vaikai gali tokie tapti. Prašau man paaiškinti. Aš noriu suprasti, kaip tu toks tapai. Gimiau teisingų šeimoje. Daug kas pavydėtų tokio gyvenimo būdo, kurį mes tau suteikiam. Smalkė paklausė, kokioj formai jūs duodat tos pinigus. O tu net ačiū nesugebi pasakyti. Kas čia per zooparką? Labas, Krys, savo kino, gėlą turbūt, šis kirimas. Zooparkas. Iš viso labas rytas.
Žodžiu, prodiusas reikalauja, kad aš sutrumpinčiau dyrinką iki 30 minučių. Kodėl? Sutartis su ministerija yra trumpam metrui, žodžiu, reikia atskaityti trumpai. Bet tai jeigu už minimalias lėšas padaryt pilną metrą, tai kokie motyvai? Nežinau. Gal nori pats režisierium būt, va dabar scenarijų rašo. Labą dieną. Gali vadinti mane tiesiog Marijų. Vaišnoras. Sveikas, Vaišnorai, sėsk. Filmą tavo mačiau. Užjaučiu. Ir humoro jausmas tavo neblogas, Vaišnorai. Aš tu paplėpėsiu. O, mes su charakteriu. Ką tu galvoji apie mūsų kultūros ministrą? Mes turim naują kultūros ministrą. Turim režisierių Vaišnorai. Naują kultūros ministrą. Kultūros neturim, o ministrą dėja turim. Matai, jūs man padėsite apie jį susiformuoti nuomonę. Vaišnorai, ką informuoti? Nėra ką formuoti. Ministras yra ruskis. Tai kenkia Lietuvos įvaizdžiui. Vaišnorai, žinai, aš to pasakysiu. Greitai nebus kam kenkti. Nebus nei Lietuvos, nebus nei įvaizdžių. Jeigu taip, reikalai eis ir toliau kaip dabar. Nebent mes viską paimsim į savo rankas.